Sveiki, Hebra, ir su jumis aš Bartas. Šiandieną kitoks šiek tiek video, mes varom į Komikoną, galiausiai gavau bilietus, šiaip ne taip. Ir tikiuosi gerai praleisim laiką, stengsiuosi kuo daugiau pafilmuoti visko. Ir jo, tikėkime, tas oras nesugadins nuotaikos ir susitiksim ten. Pasiekėm Komikoną, praėjom sėkmingai, nesulyjo, bet lyjo gerai. Ir jo, patiek laikas smagu grįžti ir į Expo ir tikiuosi jums patiks šitas video, tikiuosi daug pinigų neišsileisti, toks ir yra tikslas, nes čia visur gundo mane viskas. Ir nežinau, kaip seksis ir eigos metu bendrausim. Hebra, yra toks klausimas, pas man du pasirinkimai, aš tikrai kažką pirksiu, aš taškysiu pinigus, žiūrėkit. Sangokas už 50, ar Veggitas už 30 su kamantas. Ir aš esu kryžkeliai, nežinau, kurį pasirinkti. Nežinau, to sužinosiu. Pasakysiu, Hebra, tiek. Sprendimas aiškus buvo. Štai, turtas mano, paskutinis buvo kolekcija, tai priėmiau teisingą sprendimą. Tai tik pradžia. Einam fotkintis. Kaip sakoma, reikia prie tokio legendinio padaro nusifotkinti. Turto. Ką? Bum bum pau. Pirkti Mystery Box'ą, vis tiek reikia kažkokio turėti. Nėra, yra tik Elas, aš noriu Dragon Ball. Pirksiu Melą. Finansiškai didžiausias smūgis gyvenime mano šiandieną. Kiek šiandien išleista pinigų? Virš 150. Tėvai sužinotų viskas. Reikia ne tik Dragon Ball geriausias. Tave su nuostoliu rankoje, tikėkimės ne tokio didelių, kai boxinsim, bet dabar einam Candy Popą. Ir sakė, už 5 eurus paėmiau. Ir tada gauni free rato sukimą. Kas man gerai sekasi, tai tikėkimės įsuksim kažką nemokamai dar geresnį. Ant sukimą sustiksim. something. Kaça?
It's something. Addiction. Ką, Hebra, laikas turbūt vėl į rezervą grįžti. Pamokinti jaunimą, kaip reikia kuo naudotis jau. Einam apmokinsim. Abu paimti. Ras, kiek Kingdom Come pražaista mano. Matosi, neįvaldė Mars Strike. Nu, importai neblogi, galiu pasakyti. Tikrai įspūdingai atrodo. Neaišku, ne mano sąskaitai, bet šiaip visai neblogai. Šiaip gal ir vieną nusipirkti reikėtų. Aparatas. Dar vis žiūriu, kaip tiek išleidau pinigų, bet nėra laiko kelio atgal žiūrėti atgal. Ką? Bandysim dar vieną gamblingą. Jeigu suksim, galbūt bonšvaką laimėsim. Galit vieno pro laidelį surinkdamas. Hot and spicy, garlic. Kokį nori? Hot and spicy. Hot and spicy, taip ir bus. Hebra toks reikalas, kai kamera mane nežiūri, aš kažkaip stebuklingai gerai sužaidžiu, laimėjau šitą viską. Kai tik kamera įsijungęs, ne aš būnu, nežinau. Bet tikėkime, ne paskutinis prizas. Įėjom į antrą dalį, vadinasi gaming rūmai grinai ir viskas yra su žaidimais sujungta. Tai dabar toj prasidės pas mus čia Rocket League turnyras. Mes pabandėm kelias loterijas, vieną nuėjom bonšvakę laimėjot, kaip matėt. O daugiau nežinau, šiaip tikrai gan įspūdingai atrodo viskas, daug visko pamatyti žmogui. Tai per vieną dieną praktiškai nespėsiu visko. Mes dar rytoj būsim, žiūrėsim, kaip čia viskas bus. Grožėkitės. Nu ką, Hebra, kaip ir pirmą dieną link galo eina ir didžiausias klausimas buvo, ar aš tiek smarkiai sudeginau veltui pinigų, tai bandysim atidaryti šitą boksingą, aš tikrai nelauksiu namų, nes aš jį už jį mokėjau, kem 5 eurai, kas žiauru, labai žiauru. Žiūrėsim, ar bent jau netiek skaudžiai bus tas dalykas. Aš jau čia aišku nusivilsiu, bet bus matyti. Nu ką, visos akimirka. Čia kaip giliai. Man jau viskas nuostolės. Na bet. Tikrai buvo vertas. Ten 5 eurų pirmas dalykas. Antras dalykas dar labiau buvo vertas pieštukai. Figūrėlė. Na, bet šitas atpirko viską. Lipdukų knygutė.
Bet dar ne viskas. Dar liko dar mažesni dalykai. Reklama. Ir paskutinis. Didelis žaisliukas kažkoks. Labai fan. Jei manęs klaustumėt patarimo, sakyčiau, verta pirkit. Nenusivylisit. Jo, hebra, dar ko nepapasakojau, kad buvau su Franklinu padariau nuotrauką. Ir labai norėjau būtent su juo padaryti nuotrauką. Ir buvo toks vairas, kad vis tiek su juo sustikau. Ir visi šiaip handshake duoda normaliai, paspaudžia ranką. Šiam tą klasikinį debą daviau ir jis man taip sako, final, normal handshake. Kažką tokio kaip pasakė, nežinau kaip tiksliai cituoti anglų kalbą, mano nepažengusi tiek. Bet jisai taip pasakė ir tada kažkaip nežinau, toks iškart geras vaibas buvo, jisai mačiau irgi linksmas iškart pasidarė iškart. Ir kelias foto padarėme, aišku, gaila tik vieną atspausdino, nes dvi pozas buvom iššovę. Bet šiaip gerai viskas, žiauriai fainai, patariu, hebra, dar ir toj bus, šitas video vėliau bus. Ką čia, kas buvo, tas supras. Fainai. Ką, hebra, sveiki visi, su jumis aš Bartas ir šiandieną tiek ramesnis. Antrą dieną komikoną, tiksliau čia trečia diena teoriškai, nes jau sekmadienis, bet atėjau čia vis dėlto dar sugebėjom ir nusprendžiau šiandien šiek tiek kitaip viską padaryti, savo siurprizą šauti, nes pamačiau, kiek vakar daug kostiumų buvo. Galvoju, tikrai galėčiau ir aš kažką tokio panašu šauti, tai būsim kažkurio veikėjų, nesakysiu kuriuo. Ir nežinau, žiūrėsim kaip seksis šiandien daugiau gal kontentą pafilmuosim, vakar tiesiog visą renginį pafilmavom. Labiau, šiandien gal kažką veiksim, kažkur dalyvausim, veiklose visokiausiuose, tai nežinau, žiūrėsim. Smagu apsirengus būti kaip John Cena, nes vienas tikrai jau pastebėjo. Hebra, reikia kažką linksmų veikti, nes vakar maksimalus nuostolis buvo, Mystery Box'as absoliutus nusivylimas buvo. Kažką reikia šiandien veikti, pasikelt nuotaiką, nežinau, nes kol kas